Dažnai teko matyti, kai nepatyrę žmonės, uždedant tepalę ant lanko, ją suplėšia. Kad šito neįvyktų, tuoj parodysiu, kaip tai reikia padaryti. Templės uždėjimas ant lanko. Paimam snaiką ir jo templę. Uždedam apatinę dalį. Užtikrintai. Pridedam prie dešinės kojos. Darom žingsnį. Ir va tokiu būdu uždedam templę ant viršaus. Prieš paleisdami būtinai kontroliuojam, kaip templė guli apatiniai daly, kad ji neprasisuktų ir neužsidėtų ant lanko. Pas mus viskas gerai, mes paleidžiam. Templė uždėta. Paprastasis sportinis lankas. Jisai stipresnis, reikia naudoti daugiau jėgos, bet eiliškumas tas pats. Uždedam čia, kontroliuojam, paleidžiu. Rytietiškas lankas. Uždedame apačią. Čia kontrolės mažiau, nes templę užtikrinčiau. Ant tų ragų užsideda. Kitas rytietiškas lankas. Su templėm viskas. Nepamirškit paspausti laiką, prenumeruoti kanalą ir iki kitų susitikimų.